Šiame video įraše išmoksite instaliuoti Google Drive. Savo interneto naršyklėje įveskite adresą drive.google.com. Prisijungę prie savo paskyros, spauskite dantračio ikonėlę ekrano dešinėje. Iš pasirinkimų meniu spauskite parsisiųsti Drive arba Download Drive. Atsidarius parsisiuntimo langui, spauskite atsisiųsti stacionariam kompiuteriui, atsisiųsti diską arba Download Drive. Iššokus lenteliai, spauskite priimti ir įdiegti. Naršyklės apačioje galėsite matyti programos atsisiuntimo statusą. Palaukite, kol programa atsisiųs. Atsisiuntus programą ją atidarykite. Iššokus lenteliai, kantriai palaukite. Vyksta diegimas. Pasibaigus diegimui, spauskite uždaryti. Sveikiname, programa instaliuota. Šioje video dalyje konfigūruosime Google diską, Google Drive. Lentelėje Enter your email įveskite savo elektroninį pašto adresą, iš kurio norėsite naudotis Google Drive. Toliau įveskite savo elektroninio pašto slaptažodį. 2 kartus spauskite kitas arba Next. Langelyje su 3 pasirinkimais Sync Options, Back ir Done spauskite kairinį pasirinkimą Sync Options. Iššokusiame lange galite nurodyti aplanką, kuriame norėsite išsaugoti Google Drive esančius failus. Kad nurodytumėte failus, spauskite Keisti arba Change. Nueikite į pageidaujamą aplanką ir išsaugokite pasirinkimą. Štai ir viskas. Spaudžiame sinchronizuoti arba Start Sync. Failų sinchronizavimas prasidėjo. Po kurio laiko visi jūsų failai bus parsiųsti į jūsų nurodytą aplanką. Gero naudojimo.